Sveiki, esu profesionali dailininkė Rita Gaižiūnaitė Kapucė. Kuriu įvairiomis technikomis, o gamtos įkvėpta ramybė dažnai tampa mano kūrybos ašimi. Man artimas požiūris, kad menas neturėtų stiprinti nerimo ar chaoso, kuriame gyvename. Priešingai, jis gali padėti žmogui sulėtėti, sustoti ir sugrįžti į vidinę pusiausvyrą. Pristatau kūrinį Amžinybės horizontas. Jame žemė, vanduo ir dangus susilieja į ramią liniją, kurie ne tik žymi ribą, bet ir sustabdo žvilgsnį. Tai nėra pasakojimas apie audrą ar dramatizmą, tai tylos peizažas, stipresnis už bet kokias emocijas. Man ši tyla artima. Ji primena, jog ramybė dažnai slypi paprasčiausiuose dalykuose, kuriuos kasdien praeiname nepastebėję. Naudoju netekstūrinės medžiagas, spiritinius rašalus, auksavimą ir japonišką sintetinio popieriaus pagrindą. Ši technika leidžia nekopijuoti realybės, o perteikti jos nuotaiką, šviesos pulsavimą ir subtilų materijos judėjimą. Kiekvienas sluoksnis kuriamas intuityviai, leidžiant paveikslui pačiam formuoti ritmą ir kryptį. Šis kūrinys jau buvo pastebėtas tarptautinėje erdvėje Prancūzijoje kaip estetikos, šviesos ir balanso pavyzdys. Man svarbu, kad jis perteiktų tą pačią mintį visur. Gamta savyje neša daugiau ramybės, nei dažnai leidžiama savo pamatyti. Tikiu, kad ši ramybė gali tapti tiltu tarp žiūrovo ir jo vidinio pasaulio. Ačiū.